Ulysse Nardin. Tai galbūt tas laikrodžių gamintojas, apie kurį daugelis žino labai nedaug. Nors Ulysse priklauso high-end luxury kategorijai, kartu su Patek Philippe, Audemars Piguet, Jaeger LeCoultre, Breguet, daugumą apie kurių bent jau girdėjom. Iš tiesų, Ulysse Nardin laikrodžiai pradeda savo istoriją net 1846 metais, kai senos Nardinų laikrodininkų dinastijos 23 metų atžala Ulysse nutarė savarankiškai imtis laikrodžių gamybos. Reikia pabrėžti, kad jaunasis Ulysse visą savo vaikystę praleido tėvų dirbtuvėse su tokiais meistrais kaip Frederic William Dubois, jau tuo metu buvo žinomas kaip laivybai reikalingų astronominių laikrodžių ir jūrinių chronometrų gamintojas, ir Jean-Richard de Brezé, kurio manufaktūros laikrodžiai buvo gaminami dar visai neseniai. Dar tik pradėdamas gaminti pirmosius laikrodžius, Ulysse pavyksta nusipirkti iš tuo metu jau žinomo Žako Federico Huret labai tikslų astronominį reguliatorių. Na, tai būtų dabar kažkas panašaus kaip atominio laikrodžio prototipas, pagal kurį kalibravo visų savo mechanizmų eigos tikslumą. Tuo metu tai buvo stambi investicija ir aišku, kad tai neliko nepastebėta pirkėjų, kurie suprato, kad Ulysse į savo verslą žiūri atsakingai. Nors ir gyvendamas kalnų apsuptyje, jaunasis Ulysse, kaip ir daugelį to meto jaunuolių, svajojo apie jūrą, vandenynus ir kelionės laivais. Tad viską, ką kūrė, buvo skiriama jūreivystiai. Kaip žinia, XIX amžiaus pabaigoje Šveicarija dar negarsėjo savo laikrodininkais. Šveicarai garsėjo savo skrupulingumu ir preciziškumu. Tiesiog gamino detalės ir mechanizmų dalis Prancūzijos ir Anglijos laikrodžių meistrams. Ulysse nutarė sulaužyti šios stereotipus ir mesti jiems iššūkį. Ir jau 1862 metais tarptautinėje parodoje Londone Ulysse Nardin buvo apdovanotas medaliu sudėtingų laikrodžių ir kišeninių chronometrų kategorijoje. Prizas buvo aukščiausias to meto apdovanojimas už laikrodžių gamybą Jungtinėje karalystėje. Ir tai buvo Ulysse pergalė, galima sakyti, laikrodininkų čempionų lygoje. Po 5 metų, 1867 metais, Ulysse Nardin iš Neuchâtel observatorijos gavo pirmą mechanizmų tikslumo sertifikato seriją už sukurtus jūrinius chronometrus. Observatorija tikrindavo laikrodžių tikslumą be perstojo 45 dienas 5 skirtingose laikrodžių padėtyse. Tai yra vertikalioje, horizontalioje ir dar skirtingais kampais ir esant skirtingoms temperatūroms. 1893 Ulysse laimėjo pirmąją premiją Čikagos visuotinėje parodoje. Ir tai tik keletas mano išvardintų aukštų įvertinimo pavyzdžių. 1902 metais Ulysse Nardin pradeda tiekti chronometrus JAV kariniam jūrų laivynui. Laikrodžiai reguliariai laimi Vašingtono karinio jūrų laivynų skelbiamus konkursus ir neužilgo Ulysse Nardin tampa oficialiu JAV karinio jūrų laivyno chronometrų tiekėju. 20 amžiuje bendrovė tiekė laikrodžius JAV, Jungtinės karalystės, Rusijos ir Japonijos kariniams ir prekybiniams laivynams. Per visą kompanijos gyvavimo laiką daugiau nei 50 valstybių karinių jūrų pajėgų ir prekybos laivybos kompanijų buvo aprūpinti Ulysse Nardin laikrodžiais. Beje, Ulysse yra pagaminę planetarinį laikrodžių trilogiją skambiais pavadinimais Astrolabija, Planetarija ir Astronomical, rodančių Saulės bei Mėnulio patekėjimo ir nusileidimo laiką, fazes, planetų išsidėstymą Žemės atžvilgiu, zodiako ženklus ir net Saulės bei Mėnulio užtemimus. Laikrodžius galima netgi suderinti pagal stebėtojo platumos dangaus sferą. Šiandien kompanija Ulysse Nardin parduoda laikrodžių už beveik 450 milijonų eurų per metus ir gamina 5 skirtingų laikrodžių kolekcijas – Freak, Blast, Diver, Marine. Ir žinoma klasiko. Iš viso su 117 skirtingų modelių variacijų. Viena iš pačių keiščiausių ir inovatoriškiausių tai kolekcija Freak. Neįtikėtinai unikalūs laikrodžiai apverkti aukštyn kojom visą klasikinių laikrodžių mechanizmų, komponavimo ir dizaino stilių. Šiuose laikrodžiuose nebėra nei užvedimo reguliavimo karūnėlių, kurias įvedė į madą Jaeger LeCoultre, nei tradicinės automatinių mechanizmų švytuoklės. Laikrodžio mechanizmas sudaro minutinės rodiklės dalį ir juda su ja, su ta rodikle aplink ciferblatą kartu. Norint reguliuoti laiką, užtenka tiesiog pasukinėti bezelį, o laikrodžio spyruoklė prisukama sukant nugarėlį esantį žiedą. Automatinis laikrodžio mechanizmas
jau nebeturi net švytuoklės. Tačiau turi laikrodžio papildomą prisukimo nuo judesio funkciją. Laikrodis tiesiog plėšo į skutelius senuosius mechanizmų brėžinius ir kelia visą laikrodžių mechaniką į visiškai kitą, net nenusakomą lygį. Mes turime laiką skaičiuojantį mechanizmą, sukurtą visiškai netradiciniais principais. Tai tiesiog kažkokia futuristinė magija ant jūsų rankos. Ulyze gamyboje iki šių dienų labai vertinamas meistrų rankų darbas. Laikrodžių ciferblatai iki šiol dengiami emaliu, kuris gaminamas gamykloje ir žiedžiamas 800 laipsnių krosnėse. Visos graviūros ir limiscencija taip pat atliekamos rankomis. Tad suprantama, kad laikrodžių yra pagaminama tik tiek, kiek gali pagaminti tie meistrai. Todėl laikrodžio kartais tenka palaukti net porą mėnesių. O šiandien mano rankose Ulysse Nardin laikrodis iš Diver serijos. Rolex Submariner, Panerai Marina ar Omega Seamaster galima sutikti ant dažno riešo. Ir taip, tai tikrai geri laikrodžiai, parodantis, kad jūs suprantate, ką nešiojate. Bet jei pas jūs ant riešo Ulysse, tai jūs ne šiaip suprantantis, kas yra geras laikrodis, jūs jau žinovas. Pirmieji Omega Seamaster pasirodė apie 1948-uosius, Blancpain 50 Fathoms ir Rolex Submariner apie 1950-uosius. Bet gal tik Blancpain gali lygiuotis ir turi tokią ilgą istoriją susijusią su vandens stichijomis kaip Ulysse Nardin. Šis laikrodis išsaugo visas diver tipo laikrodžių tradicijas. 300 metrų atsparumą vandeniui, paslankų ir puikiai suderintą 60 minučių bezelį. Pastarasis atrodo tikrai tvirtas, patogiai suimamas pirštais, kurį galima labai tiksliai nustatyti. Bet laikrodis dar turi ir eigos rezervo indikatorių, kas garantuos, jog nepanirsite į vandenį su neužvestu laikrodžiu. Visą tai titano korpuse su atviru 4 Hz in-house UN118 mechanizmų ir 260 atskirų dalių, ir kuriame yra net 50 rubinų, kas garantuoja besisukančių dalių apsaugą nuo trinties ir mechanizmo ilgaamžiškumą. Tuo metu, tarkim, pavyzdžiui, Rolex Submariner savo 3230 mechanizme tai turi 31 rubiną. Dėl titano korpuso 44 mm laikrodis yra gerokai lengvesnis nei gali pasirodyti, bet užsidėjus ant riešo, sunkumo įspūdis pranyksta. Laikrodžių ciferblatas neapkrautas, žymenys visiškai suprantami ir laikrodyje nėra nieko nereikalingo. Tai, kas būtina ir garantuoja nepailstamą ir ilgaamžį laikrodžio mechanizmo veikimą. Laikrodis kuo puikiausiai tinka tiek laisvalaikio, tiek sporto, tiek dėl paauksuoto bezelio verslo aplinkoje. Ir visiškai patvirtina taisyklę, kad diver tipo laikrodis tai viena laikrodžio kolekcija tinkanti visoms progoms. Beje, Ulysse naujose diver modeliuose jau panaikino vandenyno bangų raštus bezelyje ir dabar laikrodis nebeatrodo skirtas tik sportui. Jis tikrai puikiai žiūrisi ir su kostiumu. Ir labiausiai mane žavi Ulysse laikrodžiuose, tai į korpusą įsprausta žymė, kiek tokių laikrodžių yra pagaminta. Tai leidžia pasijausti Ulysse bendruomenės dalimi, o susitikus su bendraminčiu ar panašaus laikrodžio savininku, jau galima pradėti pokalbį, kurio laikrodis senesnis. Tad jei tikrai norite parodyti, kad laikrodžių etiketas, laikrodžiai jums nesvetimi, kad suprantate, kas yra geri laikrodžiai ir jų mechanizmai, Ulysse Nardin turėtų būti vienas iš svarstytinų jūsų pasirinkimų. Tai štai tiek įdomybių apie Ulysse Nardin.